Niekam nė į galvą neatėjo, kiek daug žmonės nešiojasi paslapčių savyje. Labai retai jie jas atskleidžia, nebent priremti prie sienos, nors paslapties švininis svoris labai labai sveria. Paslaptys lyg į rūsį sugrūsti seni kompotai, uogienės, peraugę agurkai ir kopūstai, sudygusios bulvės, palaikiai baldai, nuklemšioti batai. Tačiau skirtingai nei visų šitų rakandų, paslapčių lengvai neišmesi. Jų gali atsikratyti tik jas atskleidęs, kad ir kokios kompromituojančios jos būtų. Taip ir nešiojasi tas paslaptis kaip kryžius ant pečių. Paslapčių prisidaryti yra lengva, o atsikratyti. Taip pat mes niekada nepagalvojame, kiek daug laiko mes praleidžiame skrolindami. Atrodo, nėra laiko tam ar anam, tačiau iš tiesų to laiko yra, tik mes jį išvaistom slinkdami ekraną vis žemiau ir žemiau, skaitydami naujienas internete, atsakinėdami į paustus, kurie nebūtinai mums yra įdomus. Šiuolaikinė karta skaito, sakyčiau, ne mažiau nei ankstesnės, tik pasikeitęs tekstų pobūdis, skaitoma daug trumpų tekstukų, socialinių tinklų paustų, straipsnių, antraščių. Visas smulkmes sudėjus, gautųsi ne ką trumpesnis tekstas nei Karas ir taika, tik turinio pobūdis ir gelmė yra kiti. Skrolina žmonės ir kitus dalykus, drabužių madas, influencerių užpakaliukus, bei akių šešėlius, karo Ukrainoje naujienas, mėgstamus džinsus ir kitas temas. Vienus dalykus neva reikia sekti ir žinoti, nuolat būti informuotam, o kiti neva mums labai įdomus, apibrėžia mūsų esmę bei interesus, tad mes juos stebime. Žinoma, puiku, jei tai iš tiesų mus traukia ir nepalieka jausmo apie iššvaistytą dieną. Gaila, dažniau tokiu būdu mes atidėliojame, kaip yra tas žodis, prokrastinuojame, vengdamiesi imti išties svarbių, bet sunkesnių darbų bei užduočių. Tad ir skroliname į sveikatą nebeįsivaizduodami, kaip kažkada telefonai buvo tokie primityvūs, jog neturėjo tokios savaime suprantamos funkcijos kaip skrolinimas. O taip pat retai pagalvojame, kiek daug nelietuviškų vertalų mes naudojame, lyg jie skambėtų visiškai lietuviškai. Na, čia jau aš kaip dėstytojas jau čia pastebiu. Tarkim, daugelis žmonių šiais laikais daro dalykus, arba kiti mums pataria daryti dalykus. Na, dienos pabaigoje galime gauti kitokį rezultatą nei tikėjomės, arba linkim kitam žmogui prieš kritikuojant pabūti kito batuose. Tuo tarpu sunkiai dirbančiam žmogui patariame nueiti papildomą mylę. Taip, anglų kalbą šiais laikais mokame ko ne visi, supranta turbūt tikrai visi, tačiau ar jie geba teisingai išversti? Ir nors gal suprantama, ką noriu pasakyti posakių dienos pabaigoje, bet tai ar tingima surasti lietuvišką atitikmenį, kuris būtų aiškus ir anglų kalbos frazeologizmų gerai nemokančiam žmogui. Ar dėl to taip kalbantiesiems reikia pagalvoti 2 kartus, kaip skamba kitas vertalinis posakis, na tai kitam gal ir 16 kartų neužteks. Ar tas antras pagalvojimas tikrai išgelbės ir pakeis nuomonę? Anglakalbėms galbūt, lietuviams gal labiau tiktų, sprendžiant iš kalbos, tiesiog gerai pagalvoti vieną kartą, bet ilgai. Lygiai taip pat, kaip ir tam tikra taktika gali pakeisti žaidimą Ukrainoje. Na, jeigu norėta pavartoti perkeltinį posakį ir pavadinti karą žaidimu, tada nesikabinu. Tačiau jeigu kalbam apie dalyką, esmingai keičiantį situaciją, tai reikėtų tiksliau ir pavadinti. Beje, taip neretai kalba politologai ir ekspertai, diskutuojantis apie karą Ukrainoje. Taip, žinau, game changer. Kalba veikia sąmonę, tad ir galvokime, kaip kalbame ir ar tiksliai reiškiame mintis, sako dėstytojas. Kad galiausiai dienos pabaigoje negalėtume arba nebandytume sugriebti vargšės dienos, arba labai nekukliai nepaprašytume kito žmogaus, taip sakant, padaryti mūsų dieną. Arba nepasakytume jau anglakalbėms take green meat.
Taip pat mes nepagalvojame, kiek daug gyvenime mes turime nepamatuotų planų bei iliuzijų apie save. Kiek milijardų žmonių nuo kitos savaitės pradeda rytais bėgioti? Kiek žmonių pradeda nuo naujųjų metų neberūkyti, nebevartoti cukraus ar transriebalų? Kiek žmonių nuo kito mėnesio pradeda mokytis užsienio kalbos? Pagaliau nueiti pas odontologą ar dietologą, iškeliauti, pakuprinėti, parašyti knygą, romaną. Kažkas pradeda, imasi, įgyvendina savo sumanimą. Visgi didesnė dalis ne. Nieko blogo, kad neįgyvendina. Tai labai žmogiška ir visai suprantama. Galbūt tai liudija, jog idėja atrodo romantiškai, bet realiai žmogui nėra tokia svarbi ir tokia prasme teikianti. Arba iš 100 gerų idėjų žmogui realiai rezonuoja tik viena ir anksčiau ar vėliau jis ją įgyvendins, nes idėja žmogui neleis pamiršti apie save. Tad gal neverta išgirdus, jo kažkas keliavo Mongolijoje, sakyti ir aš ten noriu. Arba išgirdus, kad kažkas sportuoja, sakyti nuo kito mėnesio ir aš bėgiosiu. Nebėgiosi. Į Mongoliją tau per toli ir per sunku. Taip pat nesportuosi, nes tai kyla ne iš tavo vidaus, o galbūt labiau iš išorės. Ir nieko tame nei blogo, nei baisaus. Taip pat mes dažnai nepagalvojam, kiek daug sapnų mes neatsimenam. Arba neužfiksuojam tiksliai, arba juos pakeičiame smegenyse. Tai tikras pasąmoninės medžiagos lobynas. Jį galima pasitelkti kūrybai, gijimui, uždavinių sprendimui, išeičių ieškojimui, meditavimui, atsakymų bei paaiškinimų radimui. Sakoma, kad sapnuojame kiekvieną naktį. Taigi kiek daug sapnų veltui suteka į užmaršties bei nesąmoningumo kanalizaciją. Aukštasis pilotažas - sapnuoti sąmoningai ir sapne prabusti. Esu sutikęs žmogų, bent vieną, kuris teigia, kad taip sugeba. Tada atsirakina dar 7 lobyno durys. Visgi nedaug kas taip įstengia, o ir sapnų rimtumu ir jų nauda mažai kas tiki. Taip kasnakt ir nuleidinėjame sapnus lyg į unitazą. Galbūt vėlgi nėra taip blogai, kaip kad ramia sąžine praleidžiame daug per televiziją rodomų laidų ar filmų, nors tarp jų tikrai rastųsi ir mums įdomių. Na, svarbu nenuleisti į kanalizaciją mūsų esminio gyvenimo. O gal kada ateis laikas ir sapnų graibimui iš pasąmonės vandenyno. Ko ir linkiu.